Sveiki, mes ir vėl čia. Ne tik mano mėgamajame, bet ir trečiame etape. Jo, šitas buvo netikėtas ir mums patiems. Kai iškritom, tokia likom niekiek nesupratę, bet... okei. Susitaikė su pasiekmėm. Gerai, važiuojam, kimam savo darbus. Ir kadangi kaip prieš tai laidoje minėjom, kad šiuo metu filmavimų vyksta tikrai nemažai Lietuvoje, tai dalis komandos jau susirado, ką veikti. Kas yra Katinė? Susiplanavo savo laiką ir aš staiga taip gaunu skambutį iš laidos prodiuserių ir sako, žinokit, mes kažkaip galvojam, kad jums reikėtų grįžti. Palangis nori. Prašau nesityčiat iš mano katinų. Jis tiesiog didelių gabaritų. Va, didyčiai. Na gerai, Tai paskambino. Jo, sako, klausyk, žiūrėk, pateko Sereika su Dovydu į finalinį etapą. Sako, gal jūs norėtumėt pabandyti pakolabinti? Visų pirma, asmeniškai aš visai norėčiau, nes būtų labai faina. Ir sakau, tik tai aš turiu atsiklausti komandos, nes, sorry. Mes pradėjom gyventi gyvenimą. Ir kai parašiau komandai, visi pasirašė, kai sužinom, kokią dainą gausim, mes pagalvojom, kad, tai ką mes norėjome gyventi pirmame etape, turim galimybę gyventi dabar. Tai pasiskambinom su Sereika ir apsitarėm. Paklausiau, ko jie norėtų iš mūsų, kokios pagalbos, kiek labai galim kištis į procesą ir visą kitą. Na ir mes susitarėm padaryti dalykus, laikytis to mūsų pačio pirminio plano. Kodėl jūs kaip tyčia norit kažką sugadinti? Mūsų užmojai buvo dideli, aišku, in the end of the day vis tiek mes nepadarėm tai, ko mes norėjom padaryti iki galo, bet mūsų tikslas buvo sumergint dviejų komandų stilių į vieną. Mes esam labiau tokie kinematografiški, o Dovydas su Donatu yra labiau tokie digital. Ir galvojom, kad tai visai skambantis įdomus iššūkis ir mum, ir Pauliui, kaip režisieriui, ir mes nežinom, kokią galutinę rezultatą tikėtis. Blogiau tai jau tikrai nebus. Ir kad galų gale mes, tai tikrai neturim ką pralaimėti. Kas prasidėjo, tai prasidėjo nuo lokacijų paieškos, kadangi mūsų vizija buvo pradėti papasakoti Gabrieliaus istoriją, kaip jisai iš paprasto žmogaus tapo didžiu atlikėju. Aišku, ne galbūt taip tiesiogiai, bet labiau per metaforos ir pateikimus. The Star is Born. Konceptas in the end of the day tai gavosi, buvo išlaikytas, tik tai galbūt ne visiškai taip, kaip mes norėjom ir tikėjomės. Bet pirmieji tokie iššūkiai. Domas buvo nepatenkintas lokacija. Bet Domas. Bet jau geriau turėti kažką negu nieko. Realiai, kai paskambini ir pasakai, kad tu norėtum gauti koncertų salę, tai kai kurie juokdavosi ir sakydavo, kad tu turi keletą mėnesių prieš rezervuotis vietą. O jeigu dar pasakai, kad tau reikia fortepijono, ir jūs įsivaizduojat, kokia yra fortepijono vien atgabenimo ar išstumimo kaina į sceną? Jo. Tai yra kosmosas. Ypač kai tą dar prašo padaryti žmonės, kurių tu nežinai, nepažįsti ir nepasitikė. Ir aš puikiai tą suprantu. Ačiū Kauno kultūros centrui. Mūsų norai buvo dideli, tai ir įrangos visokios jos reikėjo. Tai prie komandos prisijungė mūsų bičiulis gaferis Tadas Česna. Ačiū Tadai, kad prisijungiai. Karina surado koncertinį apšvietėją, kuris galėtų valdyti koncerto šviesas. Susirinkom įrangą ir čia buvo didžiausias klešas, nes įvyko nesusikalbėjimas tarp komandos narių. Realiai mes praradom keletą valandų, kol nuvažiuoti iki Kauno, nes susirinkti įrangą, tada pasakyti, kad tos įrangos nereikia, tada kitos įrangos reikia. Žodžiu, gavos kažkoks balaganas, susirinkus įrangą, susirinkau mergas ir važiavom. O ką tu veikai tuo metu? Tos dienos iki atvažiavimo į Kauną. Laukiau. Tikrai buvo labai chaosinis, labai įtemptas filmavimas. Pasiruošimas buvo maks įtemptas, nes mes turėjom labai mažai laiko. Ir dar viena labai apsunkinanti sąlyga buvo tai, kad Paulius susirgo ir Paulius režisavo nuotoliu, bet buvo ir bajeris šiaip. Buvo smagu, man patiko. Buvo labai juokinga. Finale gavosi, kad mes nusifilmuotą vieną sceną, ne vieną kelias. Mes turėjom 2 valandas. Tada išsijungė visi saugikliai kultūros centre, įsijungė signalizacija, priešgaisrinė. Bet ir Paulius irgi išsijungdavo kartais. Aš manau, kad čia buvo labai geras išbandymas mums visiems. Buvo daug kadrų, kurių nepanaudojom. Neturėjom laiko jų pakartoti, užsifilminti. Aš tą filmavimą tikrai buvau... Pikta ir griežta. Nes tikrai didelis balaganas buvo. Bet
kažkaip susitvarkėm. Ir tada mes kėlėmės į studiją. Studijoje filmavimas buvo tikrai sklandesnis. O kaip ten su gėlėm buvo? Pririnko lauko gėlių, nes nebeliko pinigų. Iš kur vogėt gėlę? Porą gėlių, man rodos, buvo nupirkta. Tai turėjom pasidaryti tokį gėlių laukelį. Aš tai sakiau, man labai ta scena priminė Hamleto Ofelijos sceną. Sudėtingas gal momentas buvo, kadangi šiaip erdvė nėra didelė labai ir tu negali pakelti droną. Tai turėjom kadrą, kur DOP stojosi ant kopėčių ir turėjo laikyti stabiliai tą kamerą. Tai buvo sunki ganėtinai sąlyga, nes rankos dreba ir aš suprantu, kad šiaip tokiai pozicijai stovint išlaikyti tą kamerą nėra paprasta. Tai aš stovėjau ir galvoju, o dieve, kas bus poste, ar mes galėsim sustabilizuoti tą kadrą ar ne. Posto šiaip visa dalis. Šį kartą Karina sutiko montuoti. Jinai prieš tai buvo kaip ir prodiuserio asistentė. Taip, dabar buvo I'm back. Šiaip montavom mes kartu su Dovydu. Ačiū labai, aš visada painioju jų vardus, atsiprašau. Donatas ir Dovydas. Taip, tai va, Dovydas sėdėjo šalia, kadangi čia buvo jungtinis projektas, jisai irgi dalinosi savo įžvalgom. Labai gerą vaibą šiaip palaikė. Aš šiaip stebėjausi, kaip žmogus gali tiek valandų tiesiog sėdėti šalia, nes ne visada jisai ten galėjo kažką komentuoti, nes aš tiesiog sėdžiu, dirbu. Labai džiaugiuosi ir labai respektinu, kad kantriai išsėdėjo, vėliau atsisukau, mačiau, kad akis raudonos. Aišku, mano irgi buvo, sako, nueik prie veidrodžio, pasižiūrėk, žiūriu, kaip kyborgas. Buvo tikrai labai intensyvu. Teko pataisyti dalykų, nes mes sumontuojam vienaip, tada pasiklausai kolegų įžvalgų, vėl dėlioji kitaip, laikas spaudžia, stresas spaudžia. Ir šiaip gal reikėtų pasidžiaugti vyrukais, nes nors, pavyzdžiui, ir ne pirmą dalį labiau mes auninom, antrą dalį, pavyzdžiui, Donatas filmavo, labai gražiai dalinomės tom pareigybėm, Dovydas prisijungė į montažą, po to mes vis tiek padarėm šiek tiek dar kitaip. Mano pirma reakcija, aš turiu pasidalinti pirmą reakciją, kai mačiau pirmą draftinę versiją klipo. Man tik rankos kojos nusviro, galvoju, tiek laiko, tiek paskyrėm ir turim tik tokį rezultatą. Netikiu, bet tavo paskutinis sprendimas, va tas, kuris jau dabar išėjo finalinis, buvo režisūriškai, žinai, iš montaže, nieko ten kažkaip sudėtingai, bet labai gražiai padarėjai. Kartais, kada tu pavargsti, tu jau nebesupranti, ką tu matai, tai tos įžvalgos iš šalies yra labai geras dalykas. O Kaspą papildė su savo spalvom. Labai buvo džiugu dirbti ir vėl su Kasparu. Tiesiog super tymas, aš kaip posto departamento narys labai džiaugiausi. Ir gal reikėtų, žinai, paminėti ir tai, kad mes visą laiką stengiamės išlaikyti paslaptį, kad mes prisijungiam į trečią etapą, kad mes darom, net pats Gabrielius to nežinojo. Ir jo pirma reakcija, kai jisai tik tai ėjo Kauno kultūros centrą, jisai taip žiūri tą komandą, o aš stovi šypsaus ir jisai taip, padarėm. Gal ten kažkokios labai didelės prasmės nereikia ieškoti, bet vizualiai patrauklus variantas. Ką žinau, mes tai esam labai patenkinti juo ir labai jo džiaugiamės. Zenonai, ar galim sukurti playlistą? Nes visa chebra, ne tik mūsų, bet ir kiti visai gal norėtų pasidalinti su draugais, ten dar kažką parodyti. Padarom. Aš paprašiau, kad mūsų stilistė sudėliotų mums paskutiniai laidai ir raudonam kilimui stilių tam, kad mes būtumėm ryškus ir pastebėti. Mergino šauniai ir labai gražiai, labai profesionaliai sudėliojo visiems stiliukus, outfitukus. Ką mes iš viso šito išsinešam ir jau komandai nekartą sakiau, kad tau nebūtinai turi užkabinti medalį ant kaklo tam, kad tu būtum profesionalas. Ačiū visiems, kas sekė mūsų visą šitą kelionę. Nieko nesigailim, viską padarėm taip, kaip galėjom su turimom sąlygom. Žinom, kad galim padaryti gal kokius 30 kart geriau. Aš paskaičiavau, kad paskutinį mūsų filmavimą In the End of the Day sudarė apie 30 žmonių. Pradedant nuo 5, kai tik tai pradėjom sėdėti ir pabandom sudalyvauti tam realybės šou. Tai matyt kažką gerą sako apie mūsų komandą, mūsų komandos vaibą, jos užsidegimą ir tai, kad realiai koks 95% visų šitų žmonių, kurie dalyvauja čia, yra šitos rinkos profesionalai. Tai ačiū Jums visiems, linkėjimai komandai, linkėjimai žiūrovams. Ačiū. Tai yra ta komanda, su kuria tikrai norisi judėti toliau ir turėti dar fainesnių ir galbūt didesnių projektų. Tai va, visiems linkėjimai ir ate. Metas atsisveikinti. Gal jūs turėtumėt ką pakomentuoti? Saga? Na, man atrodo, ne man Saga reiktų. Norite dirbti su garsu? Aš jūs galiu vežtis į filmavimą. Jeigu būčiau vežusi filmavimo aikštelę, būčiau nužudžius mūsų režisierių.